parkai kuriami išsaugoti gamtinius ir kultūrinius kraštovaizdžio kompleksus, išlaikyti ekosistemų stabilumą, atkurti pažeistą ekologinę pusiausvyrą, racionaliai naudoti ir tvarkyti gamtos ir kultūrinės vertybės, vystyti pažintinį turizmą. Šioje rytų Lietuvos dalyje užimančioje 30 000 hektarų yra lygiai 100 ežerų. Dar 20 mažesnių nei pusė hektarų neturi net vardų, vadinami tiesiog ežerėliais. Ežerai tai vizitinė kortelė pirmojo Lietuvoje Aukštaitijos nacionalinio parko, įsteigto 1974 metais. 17 metų jis buvo vienintelis, vadinamas Lietuvos nacionaliniu parku. Vietos parinkime tuomet lėmė atitolęs nuo didžiųjų miestų ir pramonės gigantų, ekologiškai švarus Žeimenos baseino Aukštupio ežerų ir upių tinklas, raiškus reljefas, brandus miškai, nedaug sukultūrinta gamta, augmenijos rūšių įvairovė. Aukštaitijos nacionalinio parko reljefas ir specifinis klimatas sudaro sąlygas augti įvairių vietų skirtingiems augalams. Botanikai surado 738 augalų rūšis, neskaitant samanų, o tai 59% savaime augančios floros rūšių Lietuvoje. Jokiame kitame nacionalinėme parke ar rezervate tokios augmenijos įvairovės nėra. Ežerai tarpusavį sujungti upeliais, protakomis, sudaro ežerų grupes vėrinius. Per 13 ežerų nusitęsia vandens turistų maršrutai. Ežeruose veisiasi 28 rūšių žuvys. Nacionaliniuose parkuose, skirtingai nuo rezervatų, gyvena ir dirba žmonės. Leidžiama ūkinė veikla, kontroliuojant jos poveikį supančiai aplinkai. Propaguojama tradicinė gyvensena, skatinami liaudies verslai, tautodailė. Čia vykdomi moksliniai tyrimai, tuo pačiu plėtojamas pažintinis turizmas, sudaromos sąlygos poilsiui, sportui. Aukštaitijos nacionalinėme parke tarp miškų, ežerų ir upelių išlikę nedideli etnografinę vertę turintys kaimai. Čia gyvenami namai ir ūkiniai pastatai primena 100-metę senovę. Dauguma jų ir dabar funkcionuoja pagal paskirtį. Etnografiniai kaimai, nors ir negausiai, bet dar gyvenami. Ūkiniams poreikiams dažnai naudojami senoviniai padargai, mažai neorganinių teršalų. Kasdieninėme gyvenime naudojami tradiciniai namudiniai produktų perdirbimo būdai, nuo seno paveldėti namų apyvokos reikmenys. Mediena Lietuvoje nuo seno buvo pagrindiniai žaliava statiniams, ūkio padargams gaminti. Mediniai Palūšės bažnyčia, architektūros paminklas, pastatyta dar 1750 metais. Apie 2/3 Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijos užima miškai. Jie skirstomi į rezervatinius, draustinių, poilsio ir ūkinius miškus,
tvarkomus pagal jų paskirtį atitinkančius reikalavimus. Drevėtos pušys. Dabar tai gamtos paminklai. Prieš 10-12 tūkstantmečių tolimi mūsų bočiai kopinėjo laukinių bičių medų. Ilgainiui pradėjo įrenginėti dirbtines dreves miškuose. Pavyzdžiui, Dzūkijoje drevinė bitininkyste dar kai kas užsiminėjo pirmoje mūsų amžiaus pusėje. Darbas sunkus ir pavojingas. 14 amžiuje dreves pradėta nešti prie sodybų, vėliau gaminti iš medžių trinkos išskaptuojant jos vidų. Pirmieji aviliai vadinami kaladėmis buvo statomi ir vadinami statiniais arba guldomi vadinami gulstiniais. Aukštaitijos nacionalinėme parke veikia originalus bitininkystės muziejus, vienintelis Lietuvoje. Tokio profilio muziejų reta ir kitose šalyse. Lietuvoje dar yra žmonių laikančių bites senoviniuose aviliuose, kaladėse. Bitininkystės istorija rašoma toliau. Šis labai reikalingas verslas intensyviai plėtojamas. Su bitėmis, medumi susiję per daugelį amžių susiformavę tradicijos, prietarai, aibės apeigų.